Draugai, antrąją Velykų dieną. Pirmiausia, visus jūs noriu pasveikinti su šia gražia švente. Nuoširdžiai linkėdama sveikatos bei subalansuotų švenčių, tiesiu sveikos mitybos pagrindus. Juos sudaro kasdienis pakankamas baltymų ir kokybiškų maisto produktų vartojimas. Nepaisant maisto produktų įvairovės, vis tik šiuo metu žmonija gyvena baltymų deficito sąlygomis. Vis labiau plintant įvairiems mėsainiams, keptoms bulvytėms ir panašiai, baltymai išnyko iš daugelio žmonių valgiaraščių. Žmogaus organizmą sudaro baltymai. Baltymai jam padeda atnaujinti visus audinius. Taip pat plaukus, nagus, kaulus, odą. Kraujo sudėtyje taip pat yra baltymų. Be to baltymai padeda sintetinti beveik visus hormonus. Baltymai formuoja ląsteles, padeda įsisavinti vitaminus ir mineralinės medžiagas, stiprina imunitetą, garantuoja normalų hemoglobino lygį. Jeigu šis video buvo jums naudingas, palikite po juo savo patiktuką. Jeigu pažįstate žmogų, kuriam aktualu sveika mityba, pasidalinkite šio video su juo.